kiek tik save atsimenu, nuo pat mažų dienų aš labai viską imdavau į galvą, labai viską imdavau į širdį ir labai daug jaudindavausi, pergyvendavau dėl, praktiškai visko. O ne, jis sugrįžo, Flandersas sugrįžo. Liza, dink iš čia. Ne, Liza, nelipk į viršų. Neturėsi kur pasislėpti. Kirvis, jis turi kirvį. Liza, aš tave išgelbėsiu. Tam, kad nesijaudinčiau, tam, kad nepergyvenčiau, nesinervuočiau, aš stengdavausi susiplanuoti viską iki pat mažiausių detalių, mažiausių smulkmenų. Tam, kad aš išvengčiau to nesmagaus jausmo, to perdėto galvojimo apie problemas, apie visokius sunkumus ir panašiai, nes niekas nepamokė ir nepaaiškino tokio dalyko, kad visas gyvenimas susideda iš problemų. Visas gyvenimas tai yra problemos ir jų sprendimai. Pasistengkite nesijaudinti, vaikai, šis testas neturės įtakos jūsų pažymiams. Jis tiesiog nulems jūsų būsimą padėtį visuomenėje ir materialinę gerovę. Nepamirškite išsidėstyti visą sudėtingos problemos vaizdą mintyse. Atsipalaiduokite. Testas prasidės, kai duosiu ženklą. Jau, 5 mylių. Įsivaizduok, Bartai. Pavyzdžiui, tu nori valgyti, yra problema tai, kad tu esi alkanas ir tau reikia ją išspręsti. Tu nori į tualetą, yra problema, kad tu jautiesi nejaukiai, nekomfortabiliai ir tau reikia eiti atlikti gamtinius reikalus. Įdomus dalykas tas yra tai, kad problemas, kurias gali spręsti be jokio vargo ar sprendi kiekvieną dieną, taigi tu šitų problemų nevadini problemomis teisingai. Tugi nesakai, o temsta, problema, rytoj reikia kelt anksti į darbą, problemos sprendimas nueit miegot. Taigi tu nesakai, o lyja, problema, sušlapsiu, jo sprendimas, pasimsiu skėtį. O problema, reikia į darbą, darbas toli, kaip jas spręsiu, reikia važiuoti. Kas tai? Vadinu tai alumi. Gėrimas, kuris paverčia laimingu, tada piktu, tada mieguistu. Staiga gyvenimas netoks jau blogas. Žmona, vaikai. Tada užges ugnis. Kvailas Flandersas. Bet kada susidurėm su problemom, kurių dar mes nesame sprendę, ar tai užims mūsų daug laiko, ar pareikalaus labai daug pastangų, daug protinio darbo, tada tas jau vadinam problemom. Pavyzdžiui, darbe etatų mažinimas ir mane atleido iš darbo. O, jau čia problema. Arba mergina mane paliko. Jau čia šiokia tokia problema. Priklauso nuo to, kiek laiko buvot kartu ir kiek įsipareigojimų ir kitų dalykų sukaupėt. Arba, nežinau, sprogo namie kranas ir užlieja į save ir 5 kaimynus po savimi. Čia jau problema. Čia jau yra rimta problema. Problemos tai yra gyvenimo dalis. Yra problemos, kuriuom iškilus, tu jas gali spręsti momentaliai. Bet yra problemų, kuriuom ir viso gyvenimo gali neužtekti. Jeigu tu tas rimtas problemas spręstum lygiai taip pat, kaip tas problemas, kurių tu net neįvardini kaip problemų, be streso, ramiai, be nervų jokių, tada gyvent būtų daug paprasčiau, teisingai. Kaip Jim Rohn yra pasakęs, nenorėk, kad gyvenimas būtų lengvesnis, norėk tu būti geresniu. Praktiškai kiekviena problema turi sprendimą ir tie sprendimai jau yra surasti, net ne tavo paties. Šitai situacijoje mano pats paprasčiausias patarimas tau būtų, įsivaizduok, atėjo pas tave draugas ir sako, Gyti, Lema, klausyk, turiu va tokią problemą, yra taip ir taip. Ir kokį patarimą duotum tam savo draugui? Kaip tu jam sakytum išspręsti tą problemą? Kokius žingsnius tu jam sakytum, kad reikia padaryti tam, kad ta problema būtų išspręsta?
kitiem patarimus ar aiškinti, kaip gyventi, yragi labai paprasta, teisingai. Aš garantuoju, kad tu ne kartą kažkam esi pataręs, atrodo tai viskas lengva ir paprasta, tuomet tiesiog daryk tai, kad tu patartum savo draugui. Ir kitas toks greitas patarimas yra iš Wayne Dyer ir aš jį naudoju jau ilgą laiką, praktiškai nuo tada, kada jį išgirdau ir supratau. Wayne'as sakė, gyvenime nėra problemų. Jeigu kažką gali dėl to padaryti, tai eini ir darai. Ir sprendi tai. Ir problema dingsta. O jeigu nieko dėl to negali padaryti, tai kam jaudintis, kam nervuotis, kam pergyventi, kam stresuoti. Taigi nieko dėl to negali padaryti. Tai vienas iš dviejų. Arba gali kažką dėl to padaryti, eini ir sprendi, problema dingsta. Arba antras, tu negali nieko dėl to padaryti. Tai koks tikslas yra tau jaudintis, nervuotis, pergyventi, atsimink, kad gyvenimas susideda iš dviejų dalykų. Tai yra problemos ir sprendimas. Baigta.